galų gale turim katalogą. Katalogas turėjo būti atidarimui, bet džiaugiamės, kad pavyko uždarimui. Niekas nesitikėjom, kad taip tiek daug bus įvairiausių kliūčių, trukdžių ir panašiai. Bet galų gale pavyko. Kaip padėkoti jums, kad jūs atėjote, bet aš trupučiuką nustebęs, koks Lietuvoje susidomėjimas menu. Nu tikrai. Koncertai Vilniuje, aš daugiausiai aš gyvenu Vilniuje dabar, viskas išpirkta. Ir ateina žmonės, net ir jūs taip šiandien vidury dienos, jūs apsirengę kaip į šventę ateinate. Reiškia, tas gerbimas menui, kaip sako, nenoriu pasakyti, pirmą vietą, čia daugiau negu pirmą vietą Lietuvoje, kaip žmonės vertina meną. Kad mes, tie, kurie čia gimę ir dėl įvairių priežasčių palikome šią šalį, bet jinai kažkur tai mūsų viduje yra. Ir Lifšitas, jūs tikriausiai skaitėte jo prisiminimus, jis taip ruošėsi atvažiuoti, jis prižadėjo Landsbergiui, tam vyresniam Landsbergiui, kad jis nori atvažiuoti. Bet aš suprantu, nes tokie žmonės, jiems kiekviena sekundė labai brangi ir jisai, kaip žinot, buvo labai užsiėmęs, jam buvo 70 metų, neišėjo, už 5 metų jisai mirė, bet jis tikrai ruošiasi atvažiuosi, nes kitas dailininkas, kaip Arbit Blatas, jis buvo atvažiavęs 3 kartus. Jūs suprantate, kad lygiai 90 metų buvo neįmanoma galvoti, atvažiuoti, grįžti ir panašiai. Reiškia, ką aš noriu pasakyti, kad ir aš grįžtu, ir grįžau, ir grįžau ne tik tai dėl duonos, kurią aš taip mėgstu, bet yra kažkas tai yra čia. Aš tikiuosi, kad kiek man likta dar gyventi ir vaikščioti ant šio žemės, aš tikiuosi, kad didžiausią tą dalį aš praleisiu daugumoje Lietuvoje. Sėdedu prie jūsų, kad aš, reiškia, pasiruošęs atvežti ne tik tai tuos sunkius kilogramus skulptūrų, bet ir dar kaip kuriuos meno darbus litvakų daugumoje, kurie išvažiavo iš Lietuvos, iš didžiosios Lietuvos, kūrinius parodyti, kad kas buvo kaimynai, kurių daugumoje jau nėra. Ir jeigu žinote, Druskininkuose čia buvo 1000 daugiau mano tautiečių. Jų nėra. Jie dingo. Bet toksai kaip Lifšicas, ne šimtai, dešimtis, jie dar atsimena ir šlovina tą Lietuvą, kurį jie pažino prieš 41 metus. Ačiū Jums, ačiū dar kartą, kad Jūs dėmėtės. Pirkti skulptūras ar paveikslus, pasakysiu, bet iš tikrųjų aš perku taip jau rimtai, apie 15-20 metų. Bet anksčiau aš visuomet domėjausi
bet daugumoje dovanų gaudavau paveikslų. Bet aš jums pasakysiu, kad yra daug dailininkų šiandien Lietuvoje, kurie tikrai verti dėmesio. Ir kaip man vienas pirkau tokį New York'e, tokį dailininką, tai toks yra Litvakas Salamonas Tetelbaumas, jis čia gyveno po vasarą. Tai tas, kuris pardavė, aš ne iš jo pirkau iš jo agento. Tai ten reiškia, ten buvo kalba apie 8 000 kažkas tai. Tai aš siūlau, kaip pavyzdžiui, krauja, lieka mano kraujas, suprantate, aš trupučiuką pradėjau dėrėtis. Tai sako, kaip tu nesupranti, tavo anūkai už 100 metų pardavinės po kelis milijonus už šitus paveikslus. Sakau, oi, čia problema, čia man problema su tais bus anūkais, nes jie nepasidalins tikriausia, bus karas didelis, dėl kam kiek priklauso, bet tikrai, pirkite ne todėl, kad galvodami, kad parduosite, pirkite, jeigu jūs matote, neskubėkite, pirmas dalykas, neskubėkite pirkti, po to nutarkite, tik tai parėjus namuose, nutarkite ir kiek jūs sutinkate mokėti. Nes aukciono metu čia baisu, čia išeina 2, 3 daugiau tu moki, tas sakau, bet paskutinius 10 metų aš, reiškia, ateinu, susipažįstu, paitinu namuose, padarau namų darbus, internete viskas yra ir po to užsirašau savo, kiek aš pasiruošęs mokėti. Ieškokite. Tikrai Lietuvoje yra jaunų dailininkų, aš matau, aš einu į parodas, kad verti dėmesio, o juos galima nupirkti kainos nuo 100 ligi 500 eurų. Nusipirkti. Ir dar vienas dalykas, jeigu jūs dovanojate kažkam tam paveikslą, prašau, neatneškite paveikslą, sakykite, aš noriu tau padovanoti paveikslą, einame į galeriją ar parodą, įsirink. 2 metais jinai man padovanojo ir tas paveikslas pas mane ant sienos jau 50 metų. Suprantate? Ir aš atsimenu, paveikslą, bet aš atsimenu tą tetą. Jinai mano tolima teta, bet kadangi man padovanojo tą paveikslą, aš atsimenu tą tetą. Visą laiką aš pažiūrėjau paveikslą, atsimenu, man teta padovanojo. Kalbėdamas apie pačią ekspoziciją, pasakyti tai, kad šiandien, ko gero, visi Arbitblato geriausi darbai, kurie yra kolekcininkų rinkiniuose ir Nacionalinio dailės muziejuje esantys, tai yra rodomi Raudondvario pilyje Kauno rajono muziejuje. Tai turite galimybę iki lapkričio pabaigos aplankyti ir esate laukiami. Tai yra ta tema, litvakų tema tęsiama ir ko gero tai yra viena paskutiniųjų parodų, kurioje atskleidžiami litvakų kūriniai. Tai kviečiu ir bus malonu pamatyti.